Julijai buvo metukai ir 8 mėnesiai, kai užsikrėtė rotavirusu pas pažįstamų sode. Iš pradžių neįtarėme, kad tai rotavirusinė infekcija, nes nežinojome, kad pažįstamų vaikelis jau sirgo. Mūsų apie tai neinformavo. Viskas prasidėjo nuo vėmimo. Tai buvo pagrindinis simptomas. Vėliau prasidėjo viduriavimas. Nemiegojome visą naktį. Aš irgi užsikrėčiau. Vėliau Julytės tėtis. Ji vėmė, nepaisant, kad daviau jai daug skysčių. Iš esmės gal dėl to ji ir vėmė. Svarbiausias dalykas, į ką turime atkreipti dėmesį tokiu atveju, yra tinkamas skysčių kiekis. Netgi jeigu vaikas vemia, reikėtų duoti šaltų skysčių labai mažais gurkšneliais, po šaukštelį. Galima sakyti, stiklinę kokio nors gėrimo reikėtų sugirdyti maždaug per valandą. Gėrimas turėtų būti šaltas. Tokiu būdu organizmas įsisavins bent dalį skysčio. Kadangi bijojome, kad vaikas gali dehidratuoti, nuvykome į ligoninę. Ten gavome žvakučių. Mums patarė gerti kuo daugiau skysčių. Grįžome namo. Julytė labai daug vėmė ir visai nenorėjo gerti. Todėl kitą dieną nusprendėme vėl vykti į ligoninę. Pacientas, kuris į ligoninę kreipėsi dėl rotavirusinės infekcijos sukelto viduriavimo, dažniausiai atvyksta jau į ligos pabaigą. Tai reiškia, kad gali užtekti 1 ar 2 lašelinių ir hospitalizacijos laikotarpis gali būti trumpas. Tačiau būna atvejų, kad ligoninėje tenka pabūti gerokai ilgiau. Tai susiję su tuo, kad organizmas nesusitvarko su šia liga. Tęsiasi vėmimas, viduriavimas, dėl kurio vyksta organizmo dehidratacija. Pasitaiko atvejų, kad organizme atstatyti skysčius per lašelines tenka net kelias dienas. Julija sunkiai tvėrė buvimą ligoninėje, nes pirmas 2 dienas teko lašinti lašelinę. Ji nuolat miegojo, buvo pusiau sąmoninga, visai ne kaip mano vaikas, nes mano vaikas yra labai guvus, džiugus ir mėgstantis bendrauti. Buvo sunku į visą tai žiūrėti. Visų pirma, mamai. Liucija susirgo vos 15 mėnesių. Ji užsikrėtė nuo 2 mergaičių, kurios jau buvo visiškai sveikos, nes neturėjo jokių simptomų. Simptomai buvo dingę prieš keletą dienų. Laikotarpis, per kurį virusas yra pašalinamas iš organizmo, yra pakankamai ilgas, nors žmogus jau nebeserga. Taip yra todėl, kad nuo kontakto iki visiško viruso pašalinimo iš žarnyno praeina apie 14 dienų. Liga prasidėjo nuo stipraus vėmimo, kuris kartojosi maždaug kas valandą. Ji išvėmė viską, ką suvalgė dieną. Vėliau vėmė kas pusvalandį visą naktį. Labai verkė, skaudėjo pilvuką, jis buvo kietas. Galiausiai prasidėjo viduriavimas. Vėmimas liovėsi ryte, tačiau vėl prasidėjo kitą naktį. Vėmė kas valandą iki pat ryto. Rotavirusinio susirgimo simptomas, mano manymu, yra būtent vėmimas, nes vaikas turi atiduoti daug jėgų. Po vėmimo staigiai pradėjo kilti temperatūra, jis siekė 43 laipsnius. Sunku tokiam vaikui numušti temperatūrą, nes viduriuojančiam neįdėsi temperatūrą mažinančios žvakutės. O jei vemia, neįmanoma sugirdyti sirupo nuo temperatūros. Sirgdama, Liucija prarado apie 1 kilogramą svorio ir buvo tikrai labai silpna. Kol vaikas atsigavo ir tapo koks buvęs, kol praėjo visi simptomai, vėmimas ir viduriavimas, reikėjo visos savaitės. Ši liga reikalauja, kad prie vaiko nuolat budėtume, nes reikia stebėti, pakelti vaiką, kai jis pradeda vemti. Antraip gali užspringti. Reikia nuolat keisti drabužius ir patalynę, tvarkyti. Reikia būti švelniai, nes toks vaikas nori, kad jį mama dažniau priglaustų nei įprastai. Sirgdami, vaikai būna irzlūs, nepatenkinti, reikalauja kontakto su tėvais. Ir labai gerai, kai tėvai gali su jais būti, imti ant rankų, priglausti. Tai suteikia vaikams saugumo jausmą. Kuba pirmą kartą užsikrėtė 1,5 metukų ir tai įvyko ligoninės skyriuje, kur jis buvo hospitalizuojamas
visai dėl kitų priežasčių. Infekcija buvo tokia stipri, kad turėjo būti paskirtas gydymas lašelinėmis. Užsikrėtimai rotavirusu yra dažna įvairių užsikrėtimų ligoninėse problema. Manoma, kad 12–25% visų patekusių į ligoninę gali užsikrėsti rotavirusu. Dėl šios priežasties turėjome 5 paroms pratęsti gydymą ligoninėje, nes jam 3 dienas laikėsi aukšta temperatūra, stipriai viduriavo ir vėmė. Kai temperatūra nukrito, mus išrašė iš ligoninės. Blogiausia užsikrėtus rotavirusu yra bejėgiškumas, nes nėra jokio tinkamo vaisto, kuris švelnintų simptomus. Rotaviruso infekcijos gydymas daugiausia priklauso nuo simptomų, todėl svarbi yra rehidratacija, elektrolitų kiekio organizme atstatymas ir specialios, lengvai virškinamos dietos taikymas. Jei turėčiau apibūdinti rotavirusinę ligą, pasakyčiau, kad ji labai išvargina visus šeimos narius, ir ligoniuką, ir tėvelius.